štai ten eina dar viena apklausiamoji. Atsiprašome, mes einame pro įtariamojo DJ Bobo prisidėjimo namus tenai, kur tas žmogus prisidėjo. Taigi čia yra labai baisių tokių žmonių. Mes turime išlėti kamerą, ką? Taigi čia prisidėjo prie mūsų naujasis klubo narys. Taigi, jis yra Karolis. Jau, jis reps. Jam patinka reps. Man patinka reps. Jis forsa. Aš viską moku. Reps. Taigi, jis prisidėjo prie mūsų naujojo superbūrio. O mes skubame apklausti šito įvykio mačiusią Eriką, kuri visada būdi tame kioske, kuriame buvo įvykdyta saldainių. Didelis nusikaltimas. Tai didelis nusikaltimas. Saldainių vagystė. Taigi, skubame ją apklausti. Sveiki. Ar jūs matėte artimiausią čia, kur buvo tame kioske vagystė? Prašome atsakyti. Su komentarais. Prašome atsakyti, mes esame super komanda. Prašome atsakyti. Nu mes filmą kuriam. Taigi, sakykite. Visus komentarus prašome išsakyti. Nesakykite frazės nuo komentarų. Prašome atsakyti. Nesakykite be komentarų. Kaip? Bet jūs matėte tą įvykį, prašome atsakyti. Kaip įvyko vagystė? Man iš tikro pavogė čipsus dabar. Kas? Buvo lauke. Ką aš žinau? Taip, buvo lauke. Kur jūs palikote jas? Kurioje vietoje? Prašome atsakyti. Čia siaučia žvėris, kuris mėgsta saldainius ir visokius kitus skanius dalykus. Taigi, prašome atsakyti. Kur jūs palikote, kur jūs paskutinį kartą matėte savo čipsus? Prašau atsakyti. Ant dviračio. Kur jūs palikote dviratį? O kodėl jūs jį palikote? Tai ką, namas? O čipsai buvo saugus. Ką? O čipsai buvo saugus. Ar jie buvo neapsaugoti? Nepalikote jokio asmens sargybinio? Ne. O jūs tokį turite? Asmens sargybinį turite? Gerai, blogai. Taigi, viso gero, jūs laisva šiandien, bet rytoj būsite nelaisva, viso gero. Taip. Taigi, nutraukėme reportažą dėl didelio mūsų dviračių paliktumo. Tenai labai dideliame užkampė kolvijomės vieną įvykio liudininkę. Taigi, mes nutraukėme reportažą ir bėgame prie savo dviračių.